Labą dieną visiems kolekcionieriam, kolekcininkam ir prijaučiantiem. Šiandien nusprendžiau pakalbinti savo kolegą, kolekcionierių, Žemaitėlis iš Telšių, kaip pats sakė. Nu, taip. Nu ir toks pirms klausimėlis būtų, nuo ko prasidėjo tavo kolekcionavimas. Nu, gal kas įkvėpė gal tam kolekcionavimo? Nu, ką pasakyti, nu paprastų eilinių monetų irgi. Monetą, ne? Tikriausiai gava tikriausiai dovanų ar tiesiog rada pamatė, kad gražiai pradėjo. Abudu variantą tinka, radau ir gavau dovanų ir net radau, net irgi. Ne? Kelis carinis monetas irgi varinis. Nu. Nu, tai ir prasidėjo, gal sakyti, viskas, nu. Aišku. O gal atsimeni, kiek tau metų buvo tada? Kokio amžiaus buvo? Jo, žinau, kad ilgą laiką pats kolekcionuoji. Ne, taip jau ilgą buvo. Sakykime, kokį 19 buvo ar 18 metų, nu. Aš ką pamenu pats, tai nežinau, 14, gal 15. Atsimenu, man tėvas ar važiuodavo į Rusiją, į kur, į Leningradą tikriausiai kartu. Nu ir parvežys rusiškų monetų, nu rusiškų ten panašius veinuodus. Ir paskiau jis ir tokia suomiška iš kažkur buvo, gal žiūrų, kas šitokį monetą duomi. Sakau, pasidėsiu, paskiau išveina iš kitur, irgi va taip. Bet aš pradžioj taip rimtą nereikau monetų irgi. Paprasčiausiai dėjau į dėžutę, į dėžutę, o taip jau rimčiau pradėjau rinkti. Kaip prieš kokius gal 25, gal 26 metus jau po to jau pradėjau domėtis viską pagal metus, pagal šalis, pagal valstybės irgi. Jie savo kryptį, kaip sakant, pasirinkai. Po to ir atsirado viskas ir albumo viskas irgi. Taip. Aš irgi į skardieninį mesdavau. Paskiau, žinai, kaip sugalvojau. Sakau, noriu albumą. Ir aš kažką pirkti nebuvau kur. Ir aš savo tėvukų paprašiau, kad aš įsikirpau iš tokio celofaną lapus. Susibraižiau visko ir dar su vėjom mašiną turėjau tokį zingerį, žinai, su tą mašiną susiovau, mane palei tas linijas albumą. Ir man atrodo, esu rodęs vien, kad kažkas labai seniai. Esi? Jo. Esu kažkur mas prisimenu toks siūtas irgi, kurį, bet paskui neprisimenu ir toks irgi. Nu, žinai, permatom tas storsas, ten tų monetų, nežinau, 500 daug tėvų. Tas plasmasė buvo tokių prastą, permatom prastą celofans. Bet vis tiek, žinai, buvo, jau albumą turiu, jo, tipo kolekcionierius vos ne. Taip. Žinau, kad dar be monetų kažko tai renki. Ko dar pats renki be monetų? Banknotus. Banknotus labai nedaug, bet tikas, nu ką pasakyti nedaug, dabar paskutiniu metu, nu senuką, tikas plastikinis banknotus renku, tos plastikinė, polimerinė, kurinas irgi. Pats žinai, parvežė mane iš Anglijos su plastikinė. Jo, buvo parvežta 50 svarų. Dabar lauksiu naujų metų irgi tų, jau kur šiais su karalium. Nu, su nauju karalium. Nu, aš apyvartą, kad tų karaliaus dar nemačiau. Nu, neskubėkiam, bus tikriausiai, nu. Nu, turėtų jau pabiškai pradėti maišytai seniai bendrą apyvartą. O ten reikštai šitą matek. Ženkliukų turiu gan daug. Ne? Virš 150. O, aš net nežinojau. Nu, bet vis, nuo seniausių laikų, tarybinių gan daug ir dabartinių vis nepraleidau. Bet tai ženkliuką tokie kaip smeigtuką, ta prasme? Smeigtuką ir, o dabartinė tai su to užspaustukai dabartinė. Ir toks ką padatėlė, ne, ir iš kitos pusės taip užsifiksuom. Taip, dakum da renku tus atvirukus sutelšės, knygos sutelšės, kalendoriukus. Daug. Sutelšė tematik. Aš tą pavyzdžių net irvo. Pažiūrėk, atvirukas. Enam pažiūrėsim. Nu, galite parodyti. Nu, parodys, aišku, kodėl ne. Telšių sveikinimų visi, telšių visokiausių įstaigų sveikinimą, pažiūrėk, štai visokiausių yra įvairių metų. Dabar jau maža kas beleid toks jau, daugiausiai internetu visi. Mata, žiūrėk, kalvotojai, telšių vandenys ir Žemaitijos pienas, čia visokiausių telšių žinios ir, nu. Buvo parodysim trumpą jums. Bet čia grina ir naujų metų proga, nu ir kalėdų.
į policijos komisariatą su šitą visi ir, nu, Katro šių policijų. šitą jau, tu čia Ai, apskrities, va. nu, Pats filmuoji nematau, matau. pensininkų sąjungai, Budukis, socialdemokratą, nu čia visokiausi, miškų rėdėjai, Rinkimų. nu, visokiausi Ir yra. įdomu, įdomu. Žinai, ką pats, aš irgi, kad prijaučiams Gal kolekcionierius. svarbiausia, kas į tokius dalykus, žinau, kad tai būdavo tokiai, praėjom pusmetis, visi met laukom tokius dalykus, o aš toks, Nu, kiek pavyko gauti, tai gavau. Nors, kaip žinau, Saugoja, kaip sakant, jo. Nu, kiek išmetu, paprašiausiai makulatūrų toks ir jau Nu, praėjom, nu. tas laikotarpis met laukom. Jo. Nu. Da, mačiau, čia pastovės kačių kolekcija ir kažkokia tai, ne? Ai, čia katinuks rankų toks irgi. Na, Čia Bet visai seniausias hobis, bet rankų, bandau. nu, visai neseniai pradėtų rinkti. O tas Matau, kiek aukšta. visokiausių ir medinių, ir porcelianinių, ir keramikinių, į metalinis net veins ir, ne metalinė, bet du ir, nu. O tai visokiausių, nu. Kokia metalinė tas, ne? Tas šitą metalinis, tas šitą, tas, man atrodo, brodidis, bet kas jau biškis apsinešęs, reikėtų pavalyti. Kuris tas irgi, ne? Tas ne, čia kažkoks, aš nežinau, iš kokios medžiagos tokios, net nepasakysiu. Ne vaškinis, ne koks, bet kažkoks toks. Bet sunkus, ant sa? Sunkus. Ai, tai gal būn tokį akmens masį, ką pan vadinam. Nu, kažkas panašaus, nu. O kokių gražybių ir visą. Net veins, net medžiaginis toks, nes negavau, nors nelabai aš. Ai, tas matau, Nu, jo, irgi. rankų darbą, matau, padaryt. Nu, turbūt rankų darbą. Ne, nu tai ir atrodo, kaip rankų darbą padaryt. O, ta ką. Nu, tai jau. Įdomi. Sargi. Pas man šitą tokį aparatūrą dar. Galėsiu paredagau tikriausiai, po to prasinešti, ne? Nu, Kai įsirašysiu. aš mėginsiu, jo, mėginsiu paskui pažiūrėti. Dar čia buvau įsirašęs klausimų. Taip. Ko pats galvoja apie naujus kolekcionierius, apie ateities kartos kolekcionierius? Nu, tos, kad ir ateina nauja. Nu, ką paaiškinti, koks požiūris? Kaip tu manai, anei kolekcionaus ilgą laiką, ar anei labiau laikos pinigų? Pinigų laikos, bet tokių rimtų kolekcionierių galbūt nelabai daug. Ane? Kitiem būn toks užėjom tas poreiks, pagal kelius, Na. 5, daugiausia 10 metų kolekcionuoti, po to metas savo kolekcijas, o tokių rimtų, žinokit, ne per daugiausia daug. Daugiausia jau visi, kiek pas mūsų klubį, juk buvo pats matė renkas, Nu, tai visi tokie vyresnio amžiaus, Jo. jaunų tokių, Aš tikriausiai jauniausias, ar ne, į jaunesnių. nu nelabai gal. Nu, man Nu. 36 metų, Nu. tarkim. O kiek dažnai kitų tokių kolekcionierių žinau, kurį renka pats irgi tos visokius ir brangesnių, tai ir paprastesnių. Bet Bet tai nei nesirodo. klubo, ne pats kolekcionuon ir niekam tos kolekcijas tik dėl savęs į mažą, kas jos pamatė, kas gal artimieji viskas. Nu. Tai gal labiau neįlinkint, kaip investuoti, tipo, žinai, tipo paliks vaikams. Nu, gal Bus tiek. vertinga milijoną ar kiek. Kiek žinau, to daugiausia iš tų visų kolekcionierių, daugiausia iš vaikų, daugiausia, kad žinau, nelabai kas. Aš sakau, nes... Nerenk daugiausia irgi, nu. Noriu papasakos istoriją, kaip aš patekau į jūsų klubą. Mhm. Aš atsimenu, kaip šiandien, man mokyklo čia eidavo į 8 vidurinį. Buvo atvažiavęs kolekcionierių klubs. Ir tiesiog buvo toks lapėlis, aš net nežinau, nei pranešėjom, nei aktų salėje, kur lapėlis, kad tipo... O kokiu mokyklą vyksta mokinas? 8 ateities. Dabar gimnazijai. Ne Antant buvo iš mūsų, tas, kur lenk Lietuvos pinigus. Jis dažnai mokyklos, jis, gina Lietuvą tokas terent. Ne? Nu, Antans tikriausiai, tas, užmiršau, kaip jo pavardė irgi dabar yra. Nu, čia tas buvo labai seniai. Nu, jis jau seniai, Mane- renka irgi. Mane buvo tada, nežinau, kiek, 20 metų. Jis gal. renka Ne, tokių- dar nei, jis 18 buvau, man atrodo. Nu, kokių 90 metų panašiai renka irgi. Nu, kai Lietuva atsikūrė nepriklausomis, Nu. tus visus renka. Tur visus, kiek iš čia Lietuva visus irgi. Aha. Paprastas, apyvartinis, sidabrinis ir auksinis, vis įdavo jis renka šią dieną. Nu, Nu. rimta. Gal tas pats buvo, žinok, tikriausiai, aš taip įtaru. Nu, aš atsimenu tave, aš atsimenu... Ir aš buvau, ne? Buvo. Tai tas pats buvo, garantijai. Jo, atsimenu amžinatelis mūsų klubų pirmininką, Vytautas. Vytautas, nu. Nu. Paskiau dar ten kelis tokius, nu nedaug, ten 4-5 žmonės buvo, ten apvalėte stalą sukrauti. Aš atėjau, man taip žiūriu, įdomu, čia tų monetų pridėta, kažkam pasakoja ten, žinai.
Nu, žinot, Kaunas ten, niekas ten negalėjo. Taip. Man taip sudomina. Atsiprašau. Na, niek. Ir paskiau aš atsimenu, važiavau, numėjau autobusą ir aš tavai sutikau stotelėje. Įsakau, ką patekt man pas jūs į tom klubą. Sakau, norėčiau lankyti dažniau. Prirodžiau, bet. Nu, ir prirodė. Nu, tu prirodė man. Ir va taip palikau ir aš irgi. Kolekcionierius tos rimtesnis. Aš irgi dabar irgi renku tos bimetalis. 2 svarų kapį. Aš bimetalą tai renku vis pasaulis. Tu vis pasaulio, ne? Nu, Anglijos turi labai daug, žinau, Oi. nes tu man daug esi Nu, jo. Aš tai tik Anglijais. Tik Anglijais. Nu, aišku, dar salas Anglijais. Daug turiu senesnių biškinų. Ne per Ir, daugiausiai, bet turiu. ir tas 50 pence irgi. Nes Anglija labai populiarisi 50 pence tos O monetos. ne? Nu, daug kas renka ir vaikam ten, žinai, renka kiti tėvai. Nu, tie bent jau sako. Ir patys renk, bet dabar tokį laiką, kad išsipardaud irgi sunkia ten ir. Nu. Kas čia dar? Gal kokį įdomį istoriją žinai apie kokį lobį arba rastas monetas, gal kas iš pažįstam buvo radęs kokį. Nu, kažkaip nelaba. Nelaba kas geras. Ir keli radin. Tylė, ne, jeigu Nu. kam. Ir keli, žinok, radin. Keli surodė irgi išklasin irgi. Bet nas irgi, draugėlis vienas irgi. Torto metalą ieškiklį. Nu. Tas daugiausia monetas toks svarniuks, toks kelis dabarniuks rado. Bet daugiausia, kur mačiau, kad jis išklas daugiausia į tokį sidabrinį šaukštą galingą. Aha. Jis nežinau, kiek svarbu. Nu, bet šauks iš nemonetos teik. Nu, bet sidabrinis. Sidabra. Nu, Ir nu. dar kažkas inicialas, nes irgi. O ne? Tai gal priklauso kokiam Nu, dvarininkui. kažkam ir priklauso, nes inicialą ir. Nu, pono. Bet kai man įsiaiškinti, neįsiaiškinti, kam tai tas šauks. Tikriausiai iš dvarų kažkoks palikimas. Bet šaukštai, žinok, įspūdingas, tokie dabar didžios, nes. Anglija irgi vienas pažįstams. Nu, aš su nuteikta bendrauju. Tai Insa irgi iškasi viduramžius kažkokį segį. Priklausėsi ten irgi, nu, aukšto rango tam, nežinau, karininko ar ten kokiam ten, tam valdovų, auksienį, bet ten tokia nedėdėlį, žinai. Ir rašė ten apie man ir laikraščią, ten visi tai, nes tas su ieškikliu irgi, varinė su ta grupė. Bet dabar daug kas žiūriu, kaip skaitau, Bet- daug kas Anglijoje kasinė daug. Jo, labai, ir populiaru aš. Po laukus, po visų. Jo, Nu, leidimo gauna arba... Ir rond svarbiausia, kaip matau. Rond. Nu, visokiaus senienų. Rond ir auksinių, žinok, rond. Ir po parkų sen, ir žaidai ir auksinių radys esu matęs vienas. Tai gerai. Aš ten, žinau, pasižiūriu tus kelias lietus, pasak. Pamani, ten ronda įdomią irgi. Aš tai nik nerond. Nu, žinai, reikia iš kur. Vieną kartą gyvenime suradsi, kas auksinį žaidą vestuvinį viskas. Ne? Svarbiausia, gatvė einant. Ne? Nu, aš... Šuroks. O kur mes, nežinau, kur mes ieškos gatvę radis, savininkų kur tai ieškos. Nu, jau viskas skaitai. Aš tai esu vienkart piniginį radęs. Anglijoje radau irgi einu, vakars. Radau piniginį, žinau, atdariau, žiūrint ant pinigų biškį ir dar kažkas. Apsidarau aplinkau, nieko kažkas priekien, sakau, ne jūs piniginį, apsičiupinėjai tas žmogus, ne, sak, ne mano. Sakau, gal žinot, kiek aš pamet, nieko nežinau. Bet tavo dokumentų nebūtų piniginį. Nu, ne, nebuvo nieko. Nu, jeigu Būt dokumentą aš būčiau įdėjęs į Facebook, žinau. Nu. Jeigu Dar dokumentų kažkur. nėra, tai... Nieko nebuvo, ten tu kaip studentų, kaip kas, kiek ten 30-40 svarų buvo, pasiėmiau tus, o tom pinigėm padėjau ant šiukšlėns viršaus. Nu. Žinau, gal kas pasiims, ko ten ieškos. Taip. Kuo galėtum duoti patarėjom pradedančiam kolekcionieriam? Nu, nežinau. Nu, kom patartum? Pirmiausia, tarkim, gal iš savo klaidų esi pasimokęs. Kokiai daro? Nerinkti visų monetų iš eilės. Ką aš tev dariau? Nes, žinok, tai desrai kokį nors pasirinkti temą. Aš tev dariau, iš vis. Pradžioje taip visi dar. Visi dar, sakau. O po to sulaik pasirink kažkokį temą, nu, kaip aš bei metalą, Nu, arba kiti, kai žinau, daug ir kas renku, su visokiam tematika, gyvūną, laivą, Aha. nu, daktinas,
po to gali pagrindinį. Kad susiaurinta, ne? Nu, Kad nebūtų taip, kad tu gaudysi, Nes nesugaudysi. ves pasaulį nevažiuosi, neįmanoma beveik. Ne. Nu. Aš turiu du tomus ves pasaulio monet iki 2000, nuo 900 iki 2000, tai tuokis storas Biblijais po, Nu. nežinau, kiek 1000 lapų eina. Nu, po to su laiku visi, jeigu kolekcionuoja rimčiau, visi pasirenka kažkokių temų. Nu. Nes reikia, vis tiek nori, nenori. Aš ką banknotus irgi pradėjau rinkti, galvot, nors visus surinkti, bet po to žiūriu, kad neįmanom surinkti irgi. Po to pasirinkau plastik periodą, dabar jau po šią dieną. Ne. Nu jo, plastikas pats naujausias, kaip sakant, Nu, dabar daug valstybių jau po biškį iki. Ne taip daug, bet ir. Tų, kur kas renka. Nu. Ko čia, nu ir ko dar vienkoj klausimėlį. Kas kolekcionavim tau teik džiaugsmą? Kas labiausiai teik džiaugsmą? Tam rinkimui, ta prasme. Nu, taip. Už tas teik džiaugsmą, jeigu nors kokį monetą ilgą aišką ir rondį, tas didžiausias džiaugsmas. Didžiausias džiaugsmas, ne? Kur retesnį monetą gauni, tas džiaugsmas, kur ilgai ieškoja, nu tas ir kad savo, tipo jau čia svajonė, išpildo. Tai visai svajonė, bet taip, kažkas panašaus irgi. Nu jo, nes kai tik aiškai lauki, gal pigiau, gal dar kažkam, nors daug kas brinkst ir viskam, bet... Nu, gauni, pavyzdžiui, kokį pradžią gauni. Būna sunkia gauti. Kur reiškia monetą gauni kokį labą nutrintą, po to su laiko gauni biškį geresnis tuvas, po to dar geresnį. Taip, įrėjom. Jo, tipo, atnaujinti. Kažkas panašiai, taip, nu. Atnaujinams. Po to važinėjom į tos kolekcininkų klubus, kas pasikeitėm tom monetom irgi, gali pasikeisti. Jeigu turi atleiktam, parduoti irgi, nu. Į klubus važinėjai, kolekcininkų klubus. Nu, aš apie to norėjau klausti. Tarkim, tu rengi dabar Angliją, ne? Nu, tas, tarkim, tas bimetalis, tas bimetalis, monetelis. Ir... Anglija ir jos kolonijos, tiksliau sakant, visas, kurį teritorijas vis, kur priklauso Anglija. Ar yra sudėtinga gauti tų monet kitus klubus? Nu, ta prasme, kokį pasiūlai ir? Labai nedėdelį, ne? Ne. Anglijos pačios būn, bet tų visokios tų, nors Anglijos, užjūrių valdūt, nes salos, netos menos salos. Beveik nebūn. Nu, menos salos mažesnis, bet dar kitokių dabar, kur atsirado visokios, nes, kaip sakiau, Britanijos Antarktinė teritorija, Britanijos Indijos. Ir ten okeanas, nes beveik nebūna. Turi ką užsiprašyti, ką pastais ir panašiai irgi, ką Angliją nupirkti ir parvežti. Nes į Lietuvą nesiunt. Anglija nesiunt į Lietuvą? Nu, nežinau, aš nelabai. Kažkur Lietuvą man prisiveikinė, esu girdėjęs, nu. Gal tas pagrindinis Royal, žadėjau sakyti Royal Mail. Ta Royal Mint, pagrindinta kalikla gali siunt, bet tuos mažesnės... Ir neapsimoksius, nes jeigu susilaiško, dabar per muitinį, da mokėsi muitą mokestį. Pradžio dabar, nes... Atsimeni, buvo atsiunt kart, Buvo pradžio porą metų, kad galėjo pasakyti, kad dovanota yra. Nes įvertinti kokį 2 euras irgi. Dabar nebėtų variantą. Dabar sumokėsi gan nepigia, žinok. Geriau užsiprašyti, kad parvežtų. Kad palauks pusmetį, gal net į metus, bet parvešiu į pigiau išėjant viskas. Nu tai aišku. O Anglija, kas populiaru dabar, nu jauniems nežinau, ten kolekcionuojam, kolekcionuojam futbol kortelis tas. Ai, to nežinau. Čempionats vykst, į to jau, žinau, perk. Arba tos lipdukus futbol. Nežinau. Tai aš irgi, siunčiau ir į Lietuvą, vieni prašė. Draugiškai aš irgi nupirkau. Tai daug tas futbol. Į Prancūziją, Amerikų tas kortelis, tas futbolas, į beisbolą irgi tas kažkoks čempionas vyka, aš nupirkau irgi, sumokėjo 10 eurų. Kažkaip žiūrė tas laidas, kurį, nes tai sandėliukų, karai Lombardų žvaigždės mačiau, kaip už toks kolekcijas sumoka gan nemažus pinigus. Kuo senesnis, tuo brangesnis tas visokios. Nu, jo, bet dabar tos, kur paskutinis eina, nu, turi žinoti irgi, kon rinkti, nes, kaip sakant, štampuojam visokį nu, tipo, begalybė. Jeigu savo klubą gerbė, savo klubą turi rinkti. Jo, būtent, jeigu patinka Manchesteris renka dar ką nors. Aš ten turiu kelias irgi pasidėjęs. A futbol? Nu, bet ten naujas tos, žinai, iš naujesnio leidėjimo, iš senų tai nieko. Po kiek laikų
bus jos vertingos gal. Nu, žinai, nostalgija, jo, kaip Nu. nostalgija bus, kaip Mhm. prisimins, o sakys, aš ją Taip. rinkau kažkada gal kas nors. Nu, tai jau. Nu, tai tiek šiandieną, šiam vakarą užteks. Nu, ačiū už pasikalbėjimą tokį smagų. Tai tokį mūsų Nu, kuklį temą. Nu. Nu, ačiū, kad priėmė, pasidalina patirtim, parodėm tokis kolekcijėlis. Nu, gerai. Nu, viso geriausio. Nu.